Sveiki, tikiuosi ne per ilgai laukite šio video ir 24 faktų apie Game of Thrones arba lietuviškai Sostų karai, tad be ilgų kalbų pradėkime. Aktorius Charles Dance, kuris vaidina Lord Tywin Lannister, bendravimas su sūnumi Tyrion Lannister, kurį vaidina Peter Dinklage, buvo toks žiaurus, jog Charles Dance tarp scenų jiems kartu vaidinant visada atsiprašinėdavo Peterio. Peter Dinklage, kuris vaidina Tyroną, pasirodo daugiau epizodų nei bet kuris kitas šio šou aktorius. Iš 67 epizodų jis yra pasirodęs 61. Filmavimo metu Islandijoje temperatūra kartais nukrisdavo iki -28 šalčio. Daugelis iš narių nebuvo pasiruošę tokioms oro sąlygoms, ypač kalbant apie apatinį trikotažą. Todėl norvegų aktorius Kristoffer Hivju, kuris vaidina Tormund Giantsbane, pasirūpino, kad visi aktoriai gautų vilnonį apatinį trikotažą iš firmos Devold. Nors Sansos vilkas mirė pirmame sezone ir dėja mums neteko jų ilgai pasidžiaugti, kaip ir daugelį kitų veikėjų, prie kurių nespėjome priprasti, aktorė Sophie Turner po filmavimo išprašė tėvų priimti ją ir neilgai trukus Zuni tapo Turnerių šeimos nare. Nors daugybė aktorių teko pervaidinti skirtingus personažus, iki kol gavo galutinį vaidmenį, George R.R. Martin, David Benioff ir D.B. Weiss pirmas ir vienintelis pasirinkimas dėl Tyrion Lannisterio buvo būtent Peter Dinklage. Nors Cersei bei Tyronas nesidalyja gražiausiais jausmais kaip brolius ir sesuo seriale, realiame gyvenime jie geri draugai. Kaskart jiems vaidinant tose pačiose scenose, Lena Headey ir Peter Dinklage dalyjasi gyvenimo vieta bei kartu važiuoja į darbą. Kadangi kartu dirbo ir kitose projektuose, Peter Dinklage pasiūlė Lena Headey Davidui Benioff ir D.B. Weiss perklausai Sostų karams. Jack Gleeson, kuris vaidina sadistišką karalių Joffrey Baratheon, ar Lannister, ar Hill, nesvarbu, pasisakė, jog įkvėpimo šiai personai jis gavo žiūrėdamas Jacqueline Phoenix vaidinusi Gladiatorėje. Svarbiausia, ką jis norėjo išmokti atkartoti, buvo jo šypsena. Gwendoline Christie, kuri vaidina Brienne of Tarth, sakė, jog labiausiai varginanti scena buvo, kai jai teko kautis su Houndu. Ji praleido 2 mėnesius besitreniruojant bei dar 3-4 dienas su mokytoju C.C. Smurf, tik tam, kad turėtų reikalingą ištvermę kovos scenai. Kit Harington bei Rose Leslie, kurie vaidina Jon Snow ir Ygritte, susituokė 2018 m. birželio 23 d. Jie įsimylėjo dar besifilmuojant Sostų karuose, o kitas pasipiršo Rosei 2017 m. rugsėjį. Ramsay Snow arba Ramsay Bolton, kurį vaidina Ivan Ryan, iš pradžių norėjo visiškai kito vaidmens, tiksliau taip vadinamo Bastard Jon Snow. Tiek Ivan Ryan, tiek Kit Harington buvo įtraukti į Jon Snow vaidmenio gavimą, tačiau būtent šou rengėjai nusprendė palikti Jon Snow kitui, o kaip jau matėte, Ivan atliko tikrai nepriekaištingą bei įsimintiną vaidmenį kaip Ramsay, kuris jam tiko tiesiog idealiai. Novelėse Aemon Targaryen yra visiškai aklas, tai nėra stebėtina, kadangi jo personažui daugiau nei 100 metų. Jis toks senas, kad dauguma pamiršta, jog jis yra Targaryen. Aktorius, kuris vaidina Aemon, Peter Vaughan, iš tiesų buvo pusiau aklas filmavimo metu. Meister Aemon vaidmuo šiam aktoriui dėja buvo paskutinis. Lena Headey, kuri vaidina karalienę Cersei, bei Jerome Flynn, kuris vaidina Bronn, niekada nepamatysi toje pačioje scenoje. Pasirodo, jie kažkada draugavo, tačiau labai prastai išsiskyrė. Abu savo kontraktuose įtraukė sąlygos, jog jie niekada nesidalins tą pačią sceną ir jog turi būti atskirti vienas nuo kito filmavimo aikštelėje. Karalienė Cersei buvo nubalsuota kaip viena iš nemėgstamiausių personažų seriale. Lena Headey prisipažino, jog fanai dažnai parodo savo nepasitenkinimą bei išsilieja keiksmažodžiais ir kitomis replikomis realiame gyvenime. O autografų dalyjimo metu fanai išplėšdavo knygas jai iš rankų tik tam, jog ji negalėtų pasirašyti. Mano manimu, jei sugebė žiūrovą priversti patikėti savo personažą, esi tikrai nepakartojamas bei talentingas aktorius. O žmonėms, kurie nesugeba atskirti vaidybos nuo realybės, turėtų dažniau išeiti prasikvėpti grynų orų ir gal šiek tiek apmažinti serialų žiūrėjimą. Nufilmuoti vienai serijai buvo išleidžiama milijonai $. Tai nėra nuostabu, kai įvertini kur, kiek ir kaip visa tai yra filmuota. Netgi 3 drakono kiaušiniai yra tikras meno darbas, kuris taip pat kainuoja nemažus pinigus. Nors seriale jie pasirodo labai trumpai, vėliau vienas iš jų buvo padovanotas knygos autoriui George R.R. Martin kaip vestuvių sukakties dovana jam ir jo ilgalaikiai partneriai Paris McBride.
Macy Williams, kurį vaidina Arya Stark, sakė, jog gana dažnai susitikus fanus jos yra prašoma atkartoti visą sąrašą vardų, kurį Arya pakartoja prieš miegą. Manau, nereikia aiškinti, kas tai per vardai ir ką jie jai reiškia. Taip pat fanai ne tik nori įsitikinti, jog ji vis dar atsimena sąrašą, bet prašo pridėti jų vardus sąrašo gale. Keistas noras. Nepaslaptis, jog Sostų karai yra viena iš brangiausių televizijos laidų. Jo atidarymo sezonų biudžetas siekia apie 50-60 milijonų dolerių, tačiau šie skaičiai pasikeitė per 6-ąjį sezoną. Jei anksčiau nufilmuoti vienai serijai išleisdavo po 1 milijonų dolerių, dabar jie išleidžia po 10, o atidarymo sezonų biudžetas yra daugiau nei 100 milijonų ir šie skaičiai vis auga su kiekvienu nauju sezonu. Nors seriale Joffrey yra piktas, sadistiškas savimyla, visi kiti aktoriai bei filmavimo komanda apie Jack Gleeson atsiliepia kaip apie labai draugiškai bei šiltą žmogų. Jack bei Sophie Turner taip pat yra geri draugai. Peržiūrėjus serialą ir išgirdus tai tikrai nesitiki, bet turėtume nepamiršti, jog seriale matome aktorius, ne realybė. Ką tik sutikus Tywin Lannister pirmojo sezono metu, jis neabejotinai palieka autoriteto jausmą meistriškai lupdomas elnio odą, kol pasakoja savo sūnui James apie šeimą ir palikimą. Aktorius Charles Dance gavo lupti tikrą elnę. Vieną dieną prieš pradedant filmuoti šią sceną, mėsininkas davė jam greitą pamoką apie tai, kaip tai padaryti, ir Charles prisipažino manantis atlikęs visai gerą darbą. George R. Martin pasisakė, jog kai kurie aktoriai patobulino kai kurios jo veikėjus. Jis specifiškai paminėjo Nataliją Teną, kuri vaidina Ošą, ir liaupsino Sibel Kekil, kuri vaidino Šają, sakydama, jog jos Šaja buvo geresnė nei jo Šaja. Ieškodami taip vadinamų Easter eggs, fanai pastebėjo, jog vienas iš kardų, panaudotų Sostui, yra Glamdring kardas, kuris priklauso Gandalfui iš filmo Lords of the Ring bei Hobbit. Nors tai ir įdomus pastebėjimas, dėja tiesa yra kiek banalesnė. Žmonės, kurie sukūrė šį sostą, naudojo bet kokias kardų formas, kurie buvo jiems prieinami tuo metu, ir vienas iš jų pasitaikė būtent šis. Kartais išgirstame, jog seriale vaidinantys asmenys atrodo žymiai jaunesni nei yra iš tiesų. 13-metį Jojen Reed vaidino aktorius vardu Thomas Brody Sangster, kuriam tuo metu buvo 22. Knygoje Daenerys turi violetinės akis, tačiau aktoriai Emilia Claire spalvoti kontaktiniai lęšiai paprasčiausiai buvo per daug nepatogus, todėl violetinių akių seriale buvo atsisakyta. 2012 metais apie 160 mergaičių gimusių Amerikoje buvo pavadintos Khaleesi. Deja, tai nėra personažo vardas, kaip turbūt manė daugelis mamų. Khaleesi yra daugiau kaip titulas, lygiavertis žodžiui karalienė Dothraki kalboje. Westerose taip pat vadinamieji bastards gimę kilmingiesiems yra suteikiama ne tėvo pavardė, o pavardė pagal tą regioną, kuriame jie gimė. Šios pavardės dažnai yra asocijuojamos atsižvelgiant į regiono geografinės ar klimato sąlygas. Šiandien tiek. Apie kurį lietuvišką ar užsienietišką filmą ar serialą turėčiau padaryti faktus kitą kartą. Leiskite man žinoti komentaruose. Tad šiandien tiek. Ačiū už jūsų dėmesį ir kaip visada pasimatysim per kitą video. Bye!